Nu, Keista. Ką, labas vakariukas visiems radio tau klausytojams, labas vakariukas visiems tiem, kas tiesiog įsijungia dėl to, kad ką gero yra antradienio vakarą. Labas vakaras visiems, mėlėjai. Labas tau. Ponai Domantai. Labas ir tau. Labai keista, iš tikrųjų. Mes turim dar problemą, pas mus būtų po vieną ausinę neveikia. Ir svarbiausia tas pačios. Jo, tai toks mono garsas iš vienos pusės. Keista labai. Ir po to užvėluotas iš kitos ateina. Prastai. Nu tai ką? Nu ką gero klausytojai. Ką gero? Kaip gyvenat visi? Tai paskambink. Pasidomėkim, nu. Tiem, kas įrašiuką žiūrit, dar kartelį laikinam, subscribinam ir pasidalinam su draugu, su mama, su kate, su šuniu. Ir keliam. Nu. Keliam iš lovos. Jo, ir dar šiandien kašiukas laimėsim. Laimėsim? Žinai, prieš ką žaidžiam? Ne. Prieš Donatą Motiejūną, žinai, kokiai komandai žaidžia? Ne. O, kaunietis. O. Šaunuolis. Gerai. Esu fanas tik tada, kai tu pasikvieti žiūrėti, bet pastaruoju metu nesikvieti žiūrėti, tai tiek ir fanas. Jo, man atrodo, taisiau. Va. O, girdžiu. Jo, bet jisai nulinksta ir tada nebesigirdi. Bet dabar gerai. Kol čiučiut stalą nepajūdė. Nulinksta ir visą gerą. Čia kaip ir kitam gyvenimo atveju. Gerai, pasijuokiam kartu su klausytojais, ką nors, o ne dviese tiesiog. Grinai. Aš turiu istoriją. Aš prieš tai keliose podcastus atgal pasakau, kad turėjau sausų pusryčių barą. Prieš, kas čia buvo, 7-8 metai, kažkas tokio. Kur prastai sekės užsidarėm. Kur fainai buvo. Kur biški minusą pridarė man. Tai esmė ta, primesk. Vaikštau savaitgalį su drauge. Nesakai, kad atsidarė. Ne, vaikštau savaitgalį su drauge. Sanitexe. Promo cash and carry. Reklama paspausiu. Čia ne reklama, bet dėl visako. Dėl viskas jau reklama. Tai va, tai vaikštau su drauge ir kažkaip sustojo akis ties sausekais. Tu nepatikėsi. Tu nusipirkai. Aš nusipirkau sausekų. Tu nusipirkai sausekų. Pirmą kartą po 7 metų aš savo noru nusipirkau sausekų ir valgiau jas grįžęs. Savo noru. Ką? Aš tiesiog pamačiau ciniminis, galvoju, blemba, norėčiau. Tie geriausi. Tai va, bet tiek laiko praėjo, kol aš nusipirkau sausekų. O taip, va. Nu, praėjo trauma man. Išsigydėjai. Nu, va toks va, tai įdomybių kampelis. O koks buvo jausmas? Keistas, iš tikrųjų, biški flashbackai. Bet skanu buvo ar ne? Skanu? Skanu, suvalgiau normaliai, taip, greitai. Nebuvo tas toksai, žinai, tas pirmas. Ne. Kažkaip praėjo pakankamai laiko, nusprendžiau, kad it's time. Reikia pabandyti, gal kaip čia pasikeitė po 7 metų, 8 skonis. Nieks nepasikeitė, bet bent neišliko tas blogas, žinai. Žinai, kas pasikeitė, jaučiu kainą nebent. Net nepažiūrėjau, kiek kainavo, tai nežinau. Aš tiesiog norėjau nusipirkti. Manau, kad pakilo kaina. Nes sprendžiau tarp Nesquikų ir ciniminis. Tai geriau pasirinkti. Ir Kellogg's su paprastu be skonio, tai pasėjau ciniminis. Va taip, va. Nu, matai, kokios naujienas. Va toks reikaliuk. Gyvenimo perversmai. Jo, tada kitas dalykas. Buvau sporto salėje. Čia jau vėl kepščiana, matau jau. Buvau sporto salėje. Nieks šį kartą nuogas nebuvo, nieks špempelių nedžiovino su fenu. Bet tiesiog, priskabinsiu dabar, kad nenuogas buvo, žinai. Man jau nebeibra. Ko tu nori? Man jau nebeibra. Ne. Kodėl bičai nešioja tuos arba trikampinius triusikus, arba tuos, kur, žinai, kur kaip ir ne trikampiniai, bet ir ne šortai, žinai, tokie. Tokie, kur per pusę subinė žando eina. Aš tokių neturiu, bet aš juos mačiau. Ir jie tokie, žinai, taip nueina gražiai, žinai, tokia linija per pusę, šikno žanda, taip. Kodėl bičai jos nešia? Tu turi bent vienus? Ne. Bent vienus, kurie yra ne šortukai tie. Ne. Ne bokseriai, kaip ten jie vadinasi. Ne vienų neturiu, visi bokseriai. Aš irgi neturiu, bet kodėl pasirenka jos nešia? Jie pigiau gal tiesiog. Ne, šiaip, žinai, ką aš pastebėjau, kad, žinai, nebent kas nešioja daugiausiai juos, tai gal vyresnio amžiaus žmonės. Nu, vyresnio amžiaus vyrai. Buvo tam bičui kokie tram 5, čia vyresnio ar ne? Nu, čia toks vidutinis gal. Dar, nu, bet jau, tipo, gal kur pereina jau į tą amžių, žinai, jau, kaip pasakyti,
Aš netoli. Tu atsargiai čia. Ne, čia gal kur į dad phase, žinai, pereina į tėvo tą jau poziciją. Tipo pasigimdai vaiką ir triusikus pasikeitė. Nu, tai reikia taupyti. Supratau. Nes aš galvoju, ar jie pigiau yra, jie tikrai nėra patogiau. Nu, Šitas faktas. Jie tikrai neatrodo geriau. Čia kaip kam gal? Patinka, kai veržia ten viską. Nu, tai didesnius nusipirku. Iškris tada. Nu, iškris gali. Ne, bet gal net nėra kam kristi. Nes, dar triusikai. Bičiai, kurie su speedaus eina maudytis tais trikampiniais. Va čia dar blogiau yra. Aš turėjau šitą galvojau, sakys ar ne. Bet čia tai nesąmonė visiškai. Kur tą kiekvieną raukšlytą su stringais gali matyti, nu. Realiai iššokį į baseiną, išlipi jau stringai, viskas. Kas čia? Ne, aš nesuprantu. Čia, žinai, ką man primena? Čia, kai kalbėjom apie masažus. Va tos primena. Aha, primena, tikrai. Va tokį, va, gaunasi. Primena, tikrai, bet ten priverstinai jos užsidėti. Ten neturiu kur dėtis. Ir užsidėti, kad visai nuogas nebūtų. Namie tu turi pasirinkimą. Tai toksai. Bet, nu, ką žinau. Nu, ne. Okay. Aš atsimenu, vaikystį nešiojau juos, bet paskui, kai pirmą kartą va bokserius nupirko, tai tada viskas. Tos visus išmečiau. Vaikystėje mums visiems pirko. Nu, tai vaikystėje nebūdavo tų šortukų. Nebuvo pasirinkimo. Gal ne, jo, aš sakau, gal net nebūdavo. Realiai nebuvo pasirinkimo ir plus antras dalykas, dar kartą nebuvo pasirinkimo, nes ką nupirkdavo, tą nešiodavai. Taip. Va. Ir viskas. Su Mickey Mouse'ais. Va. Arba baltus, bet po to geltonį. Grinai, o dabar aš irgi neturiu pasirinkimo. Man nuperka triusikus, va, paskutinį kartą nupirko su Krakenu. Kas tau nuperka, draugė? Taip. Aš šiaip tai irgi neturiu pasirinkimo, nes man per gimtadienį sudovanojat gėlėsi. Taip. Jo. Ir turi, ką turi? Bet visi netrikampiukus sudovanojat, tai... Tai nes visi žino. Gerai, aš kitą dar pastebėjimą. Visi matė kokį... Ir gerai skambėt. Gerai, aš dar vieną pastebėjimą padaręs. Atsimeni, kaip praeitais metais Sylvester Belt laimėjo Eurovizijos atranką, arba bet kuriais metais, kada kas nors laimėdavo pas mus Eurovizijos atranką. Okay. Grodavo visur, būdavo visokiose laidose, True. Visur pastoviai girdėdai, per kiekvieną radiją droždavo, jau iki Eurovizijos tavo atsibosdavo. Taip. Katarsi aš negirdėjau ne vieną kartą. Aš girdėjau. Niekur. Aš girdėjau vieną. Kur? Vieną kartą, kai buvau trumpam įsijungęs. Tu M1+ klausai. Ne, per radijo centrą. Nes Okay. Buvo jie ir pasikvietę, mačiau juos į laidą, žinai, pasišnekėti. Tai va tada tik tada ir grojo. Nu, pažiūrėkime įdomumo dėlį dabar. Nu, davai atsidaryk. Yra ar nėra pas mus? Nu, Domas rašo, Domas žiūri, Domas rašo, Domas žiūri. Nėra. Nieka nėra. Aš sakau. Tame yra esmė. Va, Nu, kažkaip, nu, niekam neįdomu, žinai, kad jie laimėjo. Suprantat, nu kaip gražiau niekam jūs neįdomus. Bet rimtai, ir čia turbūt yra problema, ką mes po to Eurovizijai veiksim. Nežinau. Bet... Tai čia gal dabar, žinai, gal čia specialiai padarė taip, kad, žinai, neatsibostų. Nes visi... Platvistas. Mastermind. Nu, gal jie Europoje kažkur prominsis, bet aš į to nieką nemačiau. Nu, aš tai tik tai ten tik kai laimėjo, mačiau su Zilniu intervus, kurie ten klausė jų, apie ką yra jūsų daina, jis sako, ką žinau, kažką ten rašiau, pakeičiau, kažką. Gali mes pasikviesti. Aš galiu Jokubui parašyti. Nežinau, ar čia gera idėja būtų. Iš vis nieks nebežiūrėtų mūsų laidos. Grinai. Jo tai nebežiūriu. No. Ok. Tai va toks reikaliukas įdomu, kaip čia jiems seksis. Tiksliau, niekam neįdomu, kaip čia jiems seksis. Ne, gerai, baigiu. Viskas gerai, gal čia yra mastermind. Tu šiandien esi asilas. Arba gal... Gerai, kad tik šiandien. Arba jie tiesiog nenori afišuotis. Jie ten sąja kažką, mums čia neįdomu, mes tiesiog kažką. Va taip, kažką. Tokio vaibelį. Nu. Va taip. Tai va, pamatysiu, kaip jiems seksis. Ir aš vat kodėl... Pamiršau, kaip norėjau pradėti sakinį, tai pradėsiu kitaip. Blogiau reiškia bus. Ne, aš tiesiog primenu, kad šeštąjį važiuoju į LNK atranką. Tai gerai. Nu, super. Tai tiek. Tikiuosi, kad parašys, paklaus, kaip man sekės. Ne. Šiaip su draugė esam skirtingose atrankose, labai juokinga. Nes jos atranka prasidės 9, mano prasidės 1. Och tu. Tai išklausė, atsimeni, ką kalbėjom. Nesąmonė. Jau tai kaip durniai. Važiuosiu aš kartu su ją ant 9, kad po to laukti iki 1.
kad po to jie pasirodo, jie nesugeba, nu, jie ne e-mailą parašys, galėtų e-mailą tiesiog parašyti. Po to dar turės laukti 5, nes pasakys, ar mes patekom į šou ar ne. Tai kaip darnelis nuvažiuosi ir lauksi, sėdėsi. Bent, žinai, kartu būtume tam pačiam pogrupį, tai atsiskaitytume, žinai, ten tą savo prisistatymą ir po to eitume kažką pavalgyti ar kažkur palaukti, žinai. Dabar aš palauksiu, tada jinai palauks, tada kartu palauksim, žodžiu. Visi laukia. Visi laukia. Kataras jis irgi laukia. Nu, visi laukia, žodžiu. Tai va, ruošiuos prisistatymą apie save. Ja? Pavarysiu. Čia varėjai va tą pristatymą? Ne, čia ten aš reklamas įgarsinėjau, bet 1,5 minutės turėsim pristatyti save. Jau pasirašai? Taip, pasirašiau. Pačią pirmą dieną pasirašai? Realiai tai man pasakė, dar vairuojant man skambino, buvo 2 sankryžos iki namų, aš sugalvojau, ką darys. Galės papasakoti tau, nespoilinsiu dabar, nes jie akivaizdžiai klauso mūsų, nes pavogė mūsų soundtracką. Tai. O draugė dar galvoja? Kokios žinios. Jau vakar turėjo idėją. Jau idėja yra gerai. Jau pajudėjo iš mirties taško. Tai va, apie ką šiandien laida. Tai, tai žiūrėkit, laida šiandien. Tai žodžiu, jo, vėl būsim iš pradžių Lietuvoje, apie Lietuvoje įvykusius dalykėlius, biški apie TikToką, biški apie Discordą. Tada apie užsienį vykstančius dalykus tikrai reikia įnerti ir pašnekėti apie Snow White visą istoriją. Nieko nežinai, ne? Tebūnie. Aš tau papasakosiu. Tebūnie. Viskas gerai, aš tau papasakosiu. Ir gale įdėjau porą tokių diskusinių klausimukų, gal turėsi patarimų. Čia tikrai geriau negu sėdėti aikštelėje, ne? Kokio aikštelėje? O mašinų. Tai jo. čia tai faktas. Aš geriau gyvenčiau čia negu mašinos aikštelėje sėdėčiau. O panižo galva. Žodžiu, tai va tokie reikaliukai, kad Kaune, mes kaip pastoju, tik Kauno įmam naujienas, bet... Tai čia gyvenam. Čia gyvenam, žodžiu. Tai va. Tai Kaune atsidarė bomžiniai pliusai. Žinai, o tu šiaip prieš atsidarant Kaune pliusam, žinoj, plius? Ne. Čia yra Vilniaus kabokas, kur siūlo pigiausią alkoholį. Tai čia buvo euriukas, atsimeni? Nu panašiai, kur studenčiokai varo gert. Liurlit. Tai žodžiu. Prisiliurlina. Tai atsirado, jo, čia savaitgalį mačiau videką, kaip prie to pigaus alaus kaboko. Muštynės buvo. Saliginai muštynės. Saliginai, tiesiog ėjo. Gerai, visų pirma, tu čia mūsų esi TikToko ekspertas. Kas yra tas Magregoras? Magregoras. Nu, ten ne Magregoras, ten neįžeidinėk Magregoro, ten Magregoras. Supratau. Magregoras tai, nu, eilinis pilietis, kuris šneka, prisišneka ir, nu, tiesiog supranti, toks vaizdas, kur, kai žiūri žmogų, kaip jisai šneka, nu, toks vaizdas, kad invalidumą turi, žinai. O tai jis iš Kauno? Taip. Jisai kaunietis. Jisai dabar, nežinau, žinok, tiksliai gal net, bet jisai žinau, kad Kaune būna. Ir ilgą laiką jau yra Kaune. Okay. Kontekstui, tas video buvo toksai, kad tas bičiukas, Magregoras, ar kad ir kaip čia jisai turėtų kirčiuotis, jisai šiaip tai yra už mane, man atrodo, žemesnis taip iš maisto, tai pasirodė. Jis maždaug tavo ūgio. Tada toksai labai suslikas ir matosi tikrai, kad prastai gyvena. Nu taip. Akivaizdžiai matos. Ir tiesiog kažkoks kitas bičiukas su marškiniais išėjęs, ten su juo skeričiojosi. Jau mano ūgio arba dar aukštesnis. Su juo skeričiojosi ir realiai jam praeinant pro šoną iškirto. Aš ten nesupratau, kas ten įvyko, nes jie iš pradžių, tai prasme, ten buvo, aš daugiau vaizdo įrašų mačiau, kad nu, tiesiog jie kažką iš pradžių dar prieš tavo smūgį. Jie dar ten kalbėjosi, pykosi, dar kažką, žinai, nu, apsižodžiavo. Ir paskui tas tiesiog pradėjo taip eiti tiesiai. Toks vaizdas, kad jisai pradėjo nekreipti dėmesio, ar norėjo durnelį jungti, aš nežinau, ten ar duoti durnių kelią, o tas susinervavęs tiesiog matėsi, kad jisai trenks, matėsi, o tas tiesiog eina tiesiai, nu tai sakau, čia nesuprasi, kas ten įvyko tiksliai. Jo, bet realiai imant šitą situaciją, man nesvarbu, žinai, kaip tas Magregoras ar kas ten jisai, kad ir ką jis ten šnekėjo, matosi akivaizdžiai, kaip ir tu sakėjai, kad žmogus tikėtina yra psichiškai nesveikas. Taip, taip. Matosi, kad jisai yra tikrai silpnesnis. Yra, faktas. Ta prasme, ir net neimant to fakto, bet net galime ir taip paminėti, kad jisai net nesigynė, nepuolė ir nieko nedarė. Taip.
ir tavas metu jį iškerti. Bet žinai, kas man įdomus dabar faktas, su vienu draugu diskutavau. Realiai dabar, muštynės, ne šiais laikais, neįmanoma. Neina tokių dalykų daryti, negali tokių dalykų daryti, nes tu tuoj greitai gali būti aprašytas, tuoj visko, vaizdo medžiagos, visos įrodymai, viskas yra, ir greitai tu gali būti patrauktas į teismą. Dabar, jeigu koksai protingesnis žmogus nueitų pas Magregorą ir sakytų, žiūrėk, yra toks vaizdo įrašas, tu nieko nedarei, tau trenkė tiesiai iš niekur ir tu kritai ant žemės gan stipriai. Ta prasme, tai tu dabar gali taip apsirašyti ir tiek prisiteist. Tai ten kokie 30 000. Bet aš sakyčiau, kad čia ir būtų teisinga, nes man tie visi idiotai, aš vis galvojau, kad jie dingo jau. Aš vis galvojau, kad jie išvažiavo į UK, kur nors. Žuvis galva? Žuvim galvas kapoja ten lygiai taip pat. Jo, aš maždaug taip įsivaizdavau, bet jų vis kažkur išlenda, žinai. Taip. Jo atsiranda, čia kaip ir buvo su tuo rajono kunigu. Atrodo, nieko nėra, atrodo, ten tas miestas ramus, jokių straipsnių, kad ten muštynės, ten vienas kitas labai retai. Kaip pasižiūri to video, taip, karočią, gaunasi, kad kažkokie muštynės, ten kažkas jį puola, dar kažkas, žinai, aš nesuprantu, kur jie, ką? Kodėl jie dingsta? Jo, ir vienintelis normalus buvo to video veikėjas, tas kitas bičiukas, kur su megztiniu išėjo iš vidaus. Jau tada atėjo jau dar didesnis, žinai, ir jisai ten kažką norėjo tam, kuris iškirto tą Magregorą, kažką ten jam pasakyti, ir toliau tas tepės didės. Dingos, taigi. Taip, kaip toks išeina, tai žinai. Bet vyras. Prieš silpnesnį, žinai. Iš karto. Tai sakau, tai ten galėtų paimti, apsirašyti ir panašiai, žinai. Anksčiau tai taip nebūdavo. Tai anksčiau tai nebūdavo nei tų telefonų daug tokių ir panašiai, kaip anksčiau būdavo muštynės. Susitinki, išsiaiškini ir viskas. Jokių apsirašymų, nieko, žinai. O dabar tai, staigiai gali nufilmuoti, staigiai gali pranešti ir tiesiai į teisėsaugą. Jo. Kalbant apie Magregorą, kaip tu čia mane pataisėjai, kalbant apie kelis podcastus šilės apie Maybachą, tai trečia lentyna padarė tokį kaip mini dokumentinį, kur sudėjo tą patį Maybachą, tos kitus TikToko herojus, kuriuos sakei, kad puikiai žinai, aš tai jos ten pirmą kartą mačiau žiūrėdamas tą video. Ir jo, iškilo įdomi mintis, kodėl šitie žmonės nėra apribojami kažkokiu tai būdu TikTok'e ar dar kažkur tais. Nes buvo iškelta mintis, kad, gerai, tas drifteris, koks ten jisai yra? Norbė, va. Gali būti. Man užstrigo pačiam, jo, Norbė. Aš nelabai jau žinau. Bet buvo iškelta mintis, kad jisai ten tai nusikeikia, dar kažką biškį padaro ir jam deda baudas, kad jisai negalėtų monetizuoti savo turinį, negalėtų iš to uždirbti. Jis turi perdaryti visą turinį, iš naujo perkelti ir taip toliau. Šitie gali daryti, ką jie nori. Valgyt šūdus per TikToką ir už tai dar uždirbti pinigus. Kas čia per... Tai pradedant šitą ir pabaigiant tuo, kad, ką mes ir biškį kalbėjom, kad tą turinį žiūri vaikai. Taip. Tame yra visa probleminė esmė. Kaip tu apribosi vaikus žiūrėti šitą turinį? Nes tu galėtum jam neduoti... Gerai, įsivaizduokim, tu turi vaiką, ne? Ką tu darytum? Nes tu galėtum neduoti jam telefonų naudotis, bet tada jis klasiai bus atsilikėlis, skaitykim, kuris nežinos viso to ir tikėtina, kad pradės iš jo tyčiotis, nes atsilikėlis, nes jam tėvai neduoda telefoną. Aš tai žinok, aš turiu tokį variantą ir aš tą variantą esu panaudojęs. Aš neturiu vaiko, bet aš turiu brolį, su kuriuo tikrai gerus santykius palaikom. Ir daug šnekamės, daug bendraujam, dėl šitų būtent dalykų irgi tikrai nemažai šnekėjo, kad, aš esu jį pamokinęs tiesiog ką atsirinkti. Žinai, ko reikia, kas yra teisinga, kas yra negerai, žinai. Ta prasme, ką reiktų, viskas yra gerai, mes kaip dabar irgi tokias naujienas apkalbam, žinai, tu pasižiūrėjai, ten įvyko, ten šūdus valgė, dar kažką, žinai, vėmalus, nesvarbu, žinai, bet tu gali nuėjęs, žinai, mokyklą ten tarp draugelių, žinai, pasipasakoti, ten pažvengt dar, kaip ir mes dabar, ne, bet aš jam, kaip pasakyti, aš neįsūdęs jam į galvą, bet tiesiog aš jam pataręs, kad tu viskas gerai, tu žiūrėk tą turinį, bet tu nesimokyk iš jo, žinai. Tu jį tik pažiūrėk kaip į durnelius ir viskas, ir toliau numesk, žinai. O ten, pavyzdžiui, jisai ten domisi labai fulę ir panašiai, tai fulės turinį, žinai, iš fulės turinio sakau mokyk, žinai. Tokių dalykų. Ta prasme, aš jį nukreipęs tą linkme, kad jisai
kad jo protas nepasisavintų tų dalykų, žinai, kad neužkrėstų jo smegenų. Jo, bet vis tiek, žinai, aš tai kažkaip įsivaizduoju, kad pasąmoniškai vis tiek turi kažkokios įtakos, nes Kažkiek užsidėka gal vis ir tiek tokie turi, dalykai. ta prasme, turi turėti, aišku, Čia kai mes maži buvom ir buvo Two Girls One Cup. Taip, va šitas tai nebuvo gerai. Lemon Party buvo. Ir visi tie vidosikai, bet jų buvo tik keli, žinai. Taip, labai mažai būdavo ir tai ten turėti ten kompą viską, kad prieit prie to turinio. Dar mokėt prieit prie. Taip, ir dar mokėt angliškai parašyti. Segičius.homo.com. Grinai. Tai va, šiaip tai sakau, čia neišvengs, nežinau, čia kol nepadarys su Face ID kokiu, pavyzdžiui, kokio, žinai, age verification, ten, ta prasme, kad amžių nustatytų Face ID ir tada tau atskirtų turinį, tai tol nieko nebus. Jo, didelė problema. Aš tai manau, aišku, ir net su teisėsaugom tu sunkiai apribos tokius dalykus iš teisinės pusės valstybės. Tai ką tu apribosi? Tai jeigu paims tiesiog, pavyzdžiui, tas pats Maybachas, ne, sakykime, ten jo turinys toks ir toks, ne, jis ten, sakykime, turėtų nusistatyti, kad tik tais matytų žmonės nuo 18 metų, kurie jau užsiregistravę į TikToką, ten ar nuo 20, žinai, nesvarbu. Tada niekas nebežiūrėtų. O jisai padarys tiesiog, paimai padaro, kad nesvarbu amžius. Ir vis. Jo, problema. Ir kalbant apie šitus dalykus, kitas irgi toksai iškilo čia visai nesniai probleminė situacija, labai jokinga. Žinai tą Discordų kanalą, gyvačių ten tą, kur visi pirmiau visko išsiaiškino, kur pirmiau išrišo akademiko išsiskyrė. Aš stengiuosi ten nežiūrėti nieko, žinau tą kanalą. Aš ten nebūnu, man draugė, Same. Tai jo, ten tas, kur išsiaiškino akademiko išsiskyrė ten ir taip toliau. Žodžiu, jie pirmai viską išsiaiškino. Paparacijai. Čia buvo tokia situacija. Tai jo, taigi jie ten, kai buvo dingę vaikai, jie ten irgi greičiau surado, kurie yra negu policija. Žodžiu, tai ir buvo tokia dabar situacija, kad vienos influencerės mirė vyras. Okay. Situacija gavosi tokia, kad Discordas pirmas išsiaiškino ir pradėjo apie tai šnekėti, viešinti, taip toliau dar tai influenceriai nepranešus niekam apie savo vyro mirtį. Man tai įdomu, čia biški konspiracija, bet negali būti žmogus ten, kuris jį nužudė? Aš nežinau, man atrodo, jis tiesiog šiaip mirė. Nenužudimo keliu. Ne, tai gal ten, žinai, tam, pavyzdžiui, jeigu ten daug žmonių yra tam kanale, tai galėjo, žinai, tipint tiesiog. Ne, tai kaip ir kodėl išsiaiškino, tai man viskas aišku. Man problema yra ta, kad kiek viešas žmogus turi privatumą. Taip. Ta prasme, tu net tu norėtum gal kažkaip, tavo šeimoje tokia situacija nutinka, tu norėtum kažkaip užsidaryti su ta informacija pas save burbulė pirmą išgyventi ir tada ją paleisti laisvę. Labai poetiškai. Grinai. Juozas Erlickas. Jo, bet tik tada norėtum, žinai, atskleisti informaciją, paduoti kitiem, ir tada jau dylint su tuo, kas vyksta viešoje erdvėje, kadangi žinome esat. Bet jinai net neturėjo tokios progos, nes tiesiog internetas pirmas išsiaiškino. Čia, kaip ir sakė, atsimeni Nikolas, kad nėra privatumo. Jo. Internete nėra privatumo. Ir tada kita problema, kur yra riba. Dabar aš pradėsiu dar biškį nuo toliau. TikTok'e dabar buvo atsiradęs trendas, kur rodo, tarkim, vyrą su žmona ir vaiku katerį ir tekstas yra, jie dar nežino, kad po 5 minučių šitas, kad vyras išeis pasivažinėti su jetski ir paliks savo šeimą visam laikui. Buvo atsiradęs toksai trendas. Nemačiau. Jo, bet buvo atsiradęs toksai trendas. Supratai? Jo, supratau trendą. Tai jo, ir žmonės taip renkasi laikus ir komentarus. Ir taip toliau. Tai šitą influencerę irgi buvo įsikėlusi postą apie tai, kad mirė jos vyras. Tai irgi turi 30 štukų laikų ir 7000 komentarų ant to posto. Tai čia man toksai, žinai, iš to, aišku, gal nespecialiai, aš nekalbu tik apie ją, žinai, apie jo situaciją, gal norėjo to palaikymo iš išorės, nes tai irgi kartais padeda. Bet tiesiog ta bendra situacija, kaip žmonės naudojasi artimųjų mirtimi arba kažkokiam nelaimėm, kad susirinktų dėmesio. Čia jau yra siek. Ta prasme, čia jau ligota yra šitas dalykas naudotis, šitų dalykų naudotis. Jo, nes tas pats vyksta dabar,
Aš tos influencerės nekaltinu, nesakau nei vardą pavardės, čia nieko, bet jos visa aplinka, visi kiti influenceriai, arba pseudo-influenceriai, arba wannabe influenceriai, kad ir kaip pavadinsim, dabar pradėjo keltis storiukus, kad užjaučia ją ir tagint ją, kad susilauktų dėmesio. Čia yra crazy, man. Man iš vis tas, žinai, užuojautos reiškimas viešai įsikeliant storius yra crazy. Man jau buvo crazy, kai tiesiog žmonės, aš tarkim įskelčiau pas tave istorijus, kad sveikinu tave su gimtadieniu. Man šitas jau buvo idiotiška. Bet kad žmonės, aš įsikelčiau pas tave istorijus, kad užuojauta, kad tavo šeimos narys mirė. Man čia dar žiauriau yra, žinok, I'm sorry. Čia, čia nesąmonė, what the fuck. Ta prasme, tai tu paskambink tam žmogui ir pareišk užuojautą. Arba paskambink, parašyk, kažką ten pusė turbūt net nepažįsta jos. Gali mes įsikelt storiuką dabar, kad užjaučiam ją. Mes tave užjaučiam. Ne, aš tai manyčiau čia nesąmonė, nes ta prasme, toks vaizdas, kad žmonės ir kiti naudojasi tiesiog tą situaciją, tiesiog, kurie net realiai, žinai, sutiko vieną kartą, pasikalbėjo, pasikvietė čia į Facebooko draugus, čia dar kažką, žinai, tipo ale draugai ir pasinaudojo taip pat tokią situaciją, žinai, nes visą laiką veikia sad story. Jo. Žinai, tai toks vaizdas, kad tiesiog naudojasi. Tai čia nenormalu. Jo, ir cherry on top visą šitą. Kita influencerė, kurie irgi reiškia užuojautą. Jėzus Marija. Jinai net išsipirko straipsnius, kad pareklamuot savo draudimo bendrovę per šitą istoriją. Kad esmė taip, kad ta influencerė, kurios vyras... Duokit man kas nors į galvą, gal aš tada suprasiu, nes čia debilizmas. Visa esmė yra visos jo šitos reklaminės kampanijos, kad jeigu tos influencerės vyras būtų apsidraudęs savo gyvybę, dabar jinai būtų gavus išmoką. Wow, tiesiog. Oho! Oho! Va tame esmė. Čia man jau tie visi storiukai man net nublanksta prie šitą, čia jau nėra normalu. Čia tipo, dabar žinosit, kad reikia gyvybės draudimą pirkti. Nu. Va. Dar kokią prie reklaminės kampanijos dar galėjo kokią urnas gaminančią įmonę. Kaip man Svetbankas pastoviai kiekvieną mėnesį skambinėjo, norite gyvybės draudimo už 11,99. Dabar skambint, sakys, ar norit gyvybės draudimo, nežinot, kaip būna. Ne. Vis tiek Discordas greičiausiai aiškins, kada aš mirsiu, kada ne. Tai va, tai aš manau, kad reikėtų kažkaip žmonėm biškį... Apsiraminkit, kas jums yra? Biškį reikėtų jo apsiramint, nes, aš suprantu, kad būt populiariam yra fainai, nes tu nueini ten kur nors į kino teatrą, sako, ponas mister, eik nemokamai, žinai, į kiną. Įkelk storiuką, tik tai čia nepamiršk. Aš suprantu, kad tai yra fainai, bet gal ne tokią kainą. Ne, čia tikrai ne tokią kainą. Aš dabar net prisiminiau irgi, praeitą kartą, man atrodo, tau pasakojau apie, kur Gordono Ramsio laida buvo, irgi Kitchen Nightmares. Tai irgi, tiesiog atėjo pas vieną savininkę, kuri pati yra šefė, jinai nori būti, tipo, superstar, kaip jisai, ir sako, aš noriu būti kaip Gordonas Ramsis, ten, žinai, ir panašiai. Ir jisai atėjo, sako, aš matau tiesiog, aš matau, kad tu naudojasi mano čia buvimu. Sako, ar tu nori būti wannabe superstar, žinai, superstar chef, ar tu nori būti chef ir tada superstar. Nes sako, dabar abiejų negausi. Bet čia, žinai, čia dar nėra ant tiek... It's hard work. Čia nėra tas blogas variantas, apie kurį mes ką tik kalbėjome. Taip, bet ta prasme, tu turi pirmą juodus kelius nueit, kad tu, jeigu tu nori, ta prasme, nepašaipa būtų. Tiesa. Taip, kaip ir mes darom. Grinai. Juodus kelius einam. Iš kitų šaipomės. Tai einam, juodą kelią padarysim į... Padarom juodą kelią. Į lauką pakvapuot. Beidamas į tulką, kaip visą laiką geriausias dėjas kyla. Sugalvojau, tiksliau man kilo klausimas, nesugalvojau. Latga Agata, tos kompanijos, autorinių teisių, moka atlikėjam pinigus. Visos kompanijos, to pačiu ir Točkė, moka Latga Agatai už tai, kad galėtų transliuoti kūrinius. Lietuviškus ten ir taip toliau. Aš turėjau problemų irgi su šitais, jie pas mane į pieną ateidavo ir sakydavo, susimokėk, kad čia pas tai groja muzika. Vis pirma, royalty free dažniausiai grodavo
Bet esmė, tu turi fiziniai vietai susimokėti, kad galėtum groti muziką. Bet sakau, ateidavo tos moteriškės ir sakydavo, tipo, susimokėk, kad groji muziką. Aš joms sakydavau, kad pas mane tik Ariana Grande groja. Sakau, kaip jūs užtikrinsit, kad tos pinigus, kuriuos aš jums sumokėsiu, jūs pervesit Arianai Grande? Grinai. Tipo, man kildavo toksai klausimas. Bet man dabar irgi kilo klausimas, Lietuvoje kažkaip perveda pagal dainų klausomumą ir jų išgrojamumą. Tai buvo procentaliai, kiek kurio atlikėjo, kurių dainų sugrojo, tiek jiem perveda pinigų. Okay. Dabar, kaip jie išsiaiškina, man įdomu, kad mes dabar, pavyzdžiui, Giovanni dainą grojam. Kokiu būdu? Pirmas dalykas. Ir antras, jeigu jie išsiaiškina, aš norėčiau pasišnekėtis kažkurio atlikėjo ir pasidalinti pinigus, aš tiesiog jų dainas grosiu visą mūsų laidą. Grinai. Verslas nuo nulio. Nu, gal galim čia tokį? Davai. Nu, kažką. Tai čia taip kilo mintis, nes Gabrielių Vagelį nustūmėm prieš tai. Žmogus pinigų gal prarado nuo to. Nu va. Gerai, tai pereinant prie užsienio reikalų. Čia pas mus pastaruoju metu kažkokia toks formatas. Lietuva, užsienis ir tada Belimbirda. Belimbirda, kas čia? Belimbirda. Čia nauja aktorė, kas čia? Berlin Monroe. Tai žodžiu, kalbant apie užsienį, tu sakai, nematė, aš tau papasakosiu. Dabar tik tokia ir visur kitur vaikščiam. Aš iš vis dabar šią savaitę, tai aš po akmeniu gyvenau, aš nesuprantu, aš jokių naujienų nemačiau, nieko mane išmetė. Tragedija, tai aš viską perpasakosiu tau, kartu ir klausytojų. Tai šitą savaitę pradėjo lyst info, gal net 2 savaitės jau, kad buvo atlikti tyrimai po Egipto piramidėm su ultragarsiniu prietaisu, kuris matuoja garsu berods, po apačią kas yra, žinai. Aha. Ir jie padaro tokį mini mapsą, kad ten kažkas yra. Žinau tokią technologiją, jo. Tai jie tipo nustatė, kad po Egipto piramidėm yra kolonos, kurios driekėsi 600 metrų į gylį. Ir po apačią, po vieną piramidę, po kitą ir taip toliau, yra 7x7 metrų kambarys. Didžiulis. Okay. Ir po kiekvieną piramidę. Toks statinys yra kambarys, kolonos ir smaigalys. Toks maždaug kaip kažkokia, kaip tie throne room, žinai, kur būna, kur karalius sėdė, žinai, panašiai, žinai. Arba meniai. Pradėjo dar spekulacijos eit, kad gal elektrą taip gamindavos kažkokiu būdu. Kad tai buvo, energijos gamybos procesas. Nes aš įsivaizduoju, galėtų kala žaibas, kažkaip ten kažkas suvaikšto, žinai, kokie ten... Į tos kolus. Tų laikų generatorių ten kažkas... Ten bim bam bam. Belimbirda, žodžiu. Belimbirda, gerai. Kas čia šitas, tai čia nesąmonė. Žodžiu. Tu likęs sugalvojai. Ir visi užsikabino už to ir dabar eina daug informacijos. Pasirodo, čia yra 20 ar 22 metų jau tyrimas, jau jis yra senas. Straipsnis yra viešai prieinamas tyrimų išvados, bet ten atliko kažkokią net ne Egipto, kažkokių kitų šalių mokslininkai. Ir esmė ta, kad tas tyrimas realiai yra šakėm ant vandens, nes ta technologija dar nėra tokia gera, kad galėtų atlikti tokį tyrimą. Ir ten gali tiesiog rodyti vėjus visiškus. Ten realiai, jinai gal ir nebloga ta technologija, bet jinai įsivaizduoja, kad tokio masto neturėtų paimti. Jo. Ir tie mokslininkai bandė gauti leidimus, kad galėtų kast po piramidėm, kad išsiaiškinti. Bet ten, žodžiu, nieks jiem nedavė. Ir taip viskas užsirišo 2022. Čia tik dabar kažkas ištraukė tą informaciją ir jinai pradėjo vaikščioti po internetu. Čia kai buvo, norėjai savo pasilikti ir dabar ištraukė. Tik tai, kad jie nenorėjo savo pasilikti, ten buvo paviešinę, tik tai niekam neįdomu. Tuo metu buvo. Kaip ir Katarskis. Jų tas tyrimukas. Kažkas irgi po 3 metų kokio ištrauks Katarskis, kad buvo Eurovizijai. Gerai, einant prie kito reikalo, sakai, irgi nematei. Buvo Snow White Real ten ta adaptacija. Filmas padarytas. Okay. Žinai Snow White? Taip. Kaip lietuviškai vadina Snow White? Snieguolė. Snieguolė? Nu. Jo? Taip. Gerai. Snieguolė ir kiek ten tų nykštukų. Jo, gerai, teisingai. Draugelį. Tai žodžiu, tai jie padarė vėl filmo tavo multiko adaptaciją į filmą. Lygiai taip pat, kodėl pasakojau, dėl ko daro Lion King ir visa kita, kad išlaikyti savo teisės, nes jau praėjo 80 metų, nes tas filmukas buvo 1904 ar kažkas tai tokio. Ja. Su šitu filmu yra labai ilga istorija
didžiausia problema šito filmo yra pagrindinė aktorė, kuri vaidina Snow White. Pradėkim nuo to. Snow White. Aha. Aktorė pagrindinė yra latina. Pradėkim nuo to. Čia kaip juodaodis Snape'as. Biškai įdegė. Pradėkim nuo to. Tada šita aktorė, jinai yra labai ultra pro-feministė. Ir kaip išėjo kalbos, kad šitas filmas yra filmuojamas, dar net nebuvo jokio trailerio, nieko. Tiesiog imdavo intervus iš jų. Esmė ta, kad jinai pradėjo svaidyti savo demagogijas, kad šitos aš net negaliu, sako, žiūrėti to filmuko. Jisai yra labai pasenęs, labai tragiškas, kaip ten elgėsi su moterėmis. Sako, šitame filme nebus jokio princo, kuris išgelbėjo moterį. Šitas filmas bus apie woman empowerment, kaip jinai gali pati viską padaryti ir taip toliau. Ir žodžiu, viendarbių. Jo, ir su daug tokių visokių pasisakymų, jie žmonės pradėjo heitinti, nes tas filmukas vapšė ne apie tai yra. Tame ir esmė. Ten kaip tik ir yra, tu negali imti. Aš suprantu, kad gal ta ideologija yra pasenus, nes mes čia dabar visi apie tą feminizmą kalbam ir taip toliau, žinai. Bet nereikia perdaryti. Čia lygiai taip pat kaip Disnėjus buvo Undinėlę padaręs juodaodę. Tai čia tokia pati situacija ir ta aktorė paėmė labai savaip tą visą rolę. Problema dar ten su to filmu krūva problemų buvo. Buvo dar problema, kad jie nenorėjo, jie visai buvo neįtraukę 7 nykštukų į tą filmą. Tipo... Dėl to, kad jie kažkaip teisinosi, kad mes nenorim tyčiotis ir samdyti po žemo ūgių. Ar jie buvo įtraukę, aš blogai dabar jau atsimenu, nes seniai buvo, ar jie buvo įtraukę tos nykštukus, bet jie buvo normalaus ūgio. Ir jie kažkaip ten teisinosi, kad jie nenori samdyti žemo ūgių, nes ten kažkodėl kažkas. Ką jie keliais? Nu, tipo. Tai dabar iš vis tos nykštukus padarė CGI. Vis tiek nepasamdė, bet padarė žemus, bet CGI. What? Ta prasme, esmė ta, kad tie nykštukai, kaip liliputai žmonės, jeigu tu esi liliputas aktorius, tu tik tokias rolės ir gali iš vis gauti. Taip. Tu tik iš to gali gyventi. Taip. Ir čia jie nenorėjo ten tyčiotis ir taip toliau ir dėl to... Ką reiškia? Tie liliputai, jie dar labiau toleruoja tokias pašaipas negu normalaus standartinio ūgio žmonės. Tai va, ir apie tą filmą buvo labai daug problemų. Jėzau. Išėjo filmas ir, reikėjo to turbūt tikėtis, bet išėjo filmas ir jisai IMDb. Žinai, koks buvo prasčiausias IMDb filmas? Ne. Drakonų kova, kur buvo filmas. Drakonų kova. Jis buvo įvertintas 2,5 IMDb iš 10. Šitas filmas jau yra įvertintas 1,9 iš 10. Jis yra įvertintas kaip blogiausias visų laikų filmas. Ir istorijos čia nesibaigia. Šita aktorė dabar šoka visų žmonių, kad jie vos ne iš pavydo ir taip toliau tyčiojasi iš šito filmo. Ir Disney... ir Disney'us dabar šitą aktorę užbanino. Nes turėjo ją vežtis į filmų pristatymus, kad išnekėtų su žurnalistais ir taip toliau, jai nebeleidžia šitą dalyką. I wonder why. Nes žmonės nebežiūri to filmo. Tie, kas ėjo į filmą, jie išeina pačioj pradžioj filmo, nes tai yra tragiškas. Tiesiog. Jisai net nebėra pasakais. Tiesiog, tai yra, kad tas vertybės women empowerment, feminizmas ir taip toliau perduoti, tai tas filmas tiesiog apie tai yra. Ką? Tai nori women empowerment, padaryk vietoj princo princesė, kad tave atėjo išgelbėti. Žinai, taigi dabar, ten pavyzdžiui, pažiūrėjusi tą filmuką Brave, žinai, ten drąsiai širdį, kaip ten vadinasi. Va tokią paimk, žinai, tada. Nori women empowerment. Ta prasme, aš tai iš vis negaliu klausyti apie to women, tą feministės, nes visiškai nesąmonė. Paprasčiausias klausimas jums, feministės. Kokių jūs turi teisių, kokių mažiau turi teisių, negu mes turim? Man pasakyk. Jo, ir Disnėjus šiaip bendrai pastaruoju metu labai dažnai prisidirba. Iš to buvo ta juodaodė Undinėlė. Dabar buvo Latino Women Empowerment Snieguolė. Tada jie bandė irgi filmų industrijos. Bandėgi ten daryti tą Spider-Woman, She-Hulk. She-Hulk bandė daryti. Žodžiu, visur bando kišti šitas visas teologijas, stikinimus. Aš žiūrėjau She-Hulk. Man nėra dar jisai labai blogas iš tikrųjų. Aš žiūrėjau jį, pažiūrėjau antros 2 sezonai yra, žiūrėjau tikrai ir visai neblogai. Vietos yra, kur taip, žinai, biški
galėtų būti mažiau, bet matai, žinai, kas jaučiu yra? Gera aktorė parinkta. Nes ta aktorė, jinai tokia labiau pelytė, žinai, jinai nėra kažkokia aš tokia, žinai. Tai va čia gal, žinai, su svarstyklė susilygino va šitoj va vietoj, tai dėl to gal. Jo, bet šiaip visa ta filmų industrija, visi, kurie bando šitai daryti, nes po to, pamiršau tą mintį, kurią nors kitai pabaigsiu pirmą, kurią pradėjau. tai visos kino kompanijos, kurios bando šitą dalyką daryti, jos gauna belekiek backlash'o ir tiesiog jie praranda pinigus, žmonės nebežiūri filmų ir boikotuoja iš visus šitus dalykus. Tai kažkada jie galėtų jau pradėti suprasti. Nu, ta prasme, toks vaizdas, kad atėjo prodiuserio žmona, sako, nedaryk šitaip, nes aš esu feministė, žinai. Jo, bet čia, baigiant su to, aš turiu vieną istoriją. Čia šitas ateina, čia europietis nesupranta visų šitų dalykų. Amerikoje jie biški tiutių yra jau su šitais visais klausimais. Aš kalbėjau su vienu žmogum, man pasakojo, jo šeimos nariai gyvena Amerikoje. Ir jie turi vaikų, kurie eina į mokyklą. Esmė tokia, kad pas juos mokykloje, labai dabar mokyklose yra labai populiaru tas, aš identifikuoju save kaip. Aha. Tai būtent toj mokykloje Mikrobangė. Visos vyresnių klasių merginos, 11-12 klasės, jos dabar yra madinga jom identifikuoti save kaip katėms toj mokykloj. Jos visas identifikuoja save kaip kates. Čia nesibaigia šitą istoriją. Jos yra nusismailusios nagus, kad būtų kaip kačių. Jos vaikšto mokykloje ant 4 ir jos išsireikalavo, kad mokykloj. Nesakyk, Jos ką aš išsireikalavo, galvoju. kad mokykloj vietoj tualetų būtų kraiko kambariukai. Ką? Ir jos eina daro į kraiko kambarius savo reikalus. Ką? Taip. Tai čia yra, realiai visas šitas yra Amerikos problema, kuri, tai ačiū Dievui, dar nėra atėjusi į Europą. Ta prasme, paimti ir iššaudyti. Nešaudyt, bet... Paimti ir iššaudyti tokį. Nes pasako irgi kitą, aš ją pasidalinsiu, nežinau kiek yra, aš nepatikrinau šito faktą, bet pasidalinsiu, ką man pasakoja, nes tai buvo jų šeimos įvykis. Esmė ta, kad jie turi mažą berniuką, jis eina į 3 klasę. Jų mokykloj pradėjo to berniuko klausinėti, ar tu tikrai jautiesi 100% berniukas. Mokykloj. Jo. Ir neduok Dieve, tu tas vaikas, iš kur jam žinoti iš vis, ar jis jaučia 100% berniukų, kai tu esi 10 metų, 9 metų. Jis dar nežino, kas jis toks yra. 8 ir taip toliau. Tai jo klausia ir esmė ta, kad neduok Dieve, tu atsakysi su kažkiek abejonės. Jiem, pagal šitą istoriją, kurią aš girdėjau, jiem pradeda šerti testosterono blokadas, kuriuos suleidžia tiem, kuriuos chemiškai kastruoja vaikų prievartautojams. Tai duoda šitą vaikam ir duoda estrogenus gerą. Čia yra istorija, kurią aš girdėjau, sakau, jinai yra nepatikrinta, bet pasakojo, kad jų šeimos narių tai buvo ir jie dabar nebeatkabina savo vaiko, kai išsiaiškino šitą. Man toks vis, kad tikrai mes artėjom prie ties pasaulio pabaiga, kur, ta prasme, tuoj turės būti, žinai, kai palei istoriją sakoma, kad, ten, pavyzdžiui, palei Biblijas, dar ką nors, žinai, kur reikėjo nuplauti pasaulį, žinai, ir reikėjo restartuoti viską iš naujo. Ta prasme, toks vis, kad mes einam prie šito jau. Įsivaizduoju, vaiko klausia. Jeigu tai yra teisinga, vaiko klausia. Taip, dabar daisiu pas brolį, sakysiu, tai jautiesi kaip berniukas ar ne? Žinai. Ką? Prasme, tai kas, kodėl, ką? Man tai, pavyzdžiui, aš pats pradedu durnėti nuo tokių dalykų. Aš nesuprantu. Aš tada bandau gilintis į tai ir nesuprantu, koks žmogaus turi būti nesveikumo lygis. Tai va, ir šitą nepatikrinta istorija baigėsi tuo tiesiog conclusionu. Mes ir pradėjom iš tikrųjų nuo to kalbėti, bet po to privedė vėl prie šito, kodėl tai buvo, visos šitos priežastys, tie visi identifikavimai savęs ir taip toliau, buvo dalis to, kodėl žmonės išsirinko Trumpą prezidentu. Nes jis buvo prieš visus tus dalykus, kai jis atėjo į valdžią, pirmas dalykas, ką padarė, išleido įstatymą, kad yra tik tai 2 lytis. Taip. Ir jokių kitų nesąmonių tą viešą. Ir tada ir paskelbė
nori įvesti blokadą Meksikai, kad negalėtų ten suvažinėti prekės, ten tą sieną visą pastatyti ir taip toliau. Dėl to, kad visi šitie hormonų blokados važiuoja iš Meksikos. Okay. Čia vėlgi. Nėra patikrinta, kalbėjausi su žmogum, perpasakoju tiesiog visą informaciją, kurią aš turiu. Turėkit va tokį va galvoje. Pamastymų. Pamastymų, toksai va važiuojant. Tai va, bet šitą papasakau, man dabar pertraukos reikia. Matai, praeitą podcastą aš kalbėjau daugiau, dabar tu kalbėjai daugiau. Tai va, naujienas. Viskas gerai. Ką? Viskas gerai, kolega. Nelabai. Nebegyvas jau viskas. Ne, aš jau man protas ką tik iškepė po paskutinio mūsų pokalbio. Ai, supratau. Gerai. Tai dabar linksmiau biški. Davai, sakyk, ką čia nori. Ko tu nori iš manęs? Palauk dar. Ką? Mačiau biški kitą TikToką. Visą laiką TikToką kažką matau. Ten geriausia. Žodžiu. Geriausia informacija šaltinis. Mačiau, kaip amerikietis skundėsi atvažiavęs į Europą, kad jisai nesupranta, kaip čia europiečiai baliavoja naktim, kai išeina į miestą. Ai, nu. Jis sako, palauk, aš įstaisysiu. Sako, aš nuvarau, žiūriu 12 nakties. Ne, sako, žinai ką sako, tu kada mes čia į tą miestą varysim, jau tipo 10 yra. Sako, palauk. Be pirmos nėra ko eiti. Nieks nevyksta. O ant jau miega. Sako, nuvaravęs tą pirmą, aš jau antrą galvoju, kad miegot norėčiau jau, kaip įpratęs jau namo grįžti tokiu metu. Sako, tai parėjom su saulė, žinai, 8 ryto namo. Ir aš pagalvoju, kad, taip yra ir Lietuvoje, žinai, kai eini į klubasiką. Taip, tai mūsų laikas ir tai buvo. 12.1 eini. Kai eidavom į klubasikos, tai kas būdavo, eini apsiformint, kur nors lengvai. Arba namie, kad pigiau būtų. Kad pigiau būtų, kaip ir tėvai dar iki šio dienos daro. O paskui jau varai po klubeksikos. Eina dar jaunimėlis į klubasiką. Blin, čia geras klausimas. Jaučiu jo. Aš kažkaip, aš nelabai važinėjau, nors kitą aš nematau jų ten prie klubasikų, bet... Bet blema, jeigu ten kažkada, kažkada važiavau pro šoną pro rotušę, tai mačiau, kad dežavų buvo eilė. Okay. Buvo tikrai eilė. Okay. Tai dar norėjau sakyti, kad pas mus irgi taip yra, kad jeigu einit, ten jau dar į džengo patau užeini, žinai. Tai jeigu tavo keliai nuveda tave iki rotušės, tai jau garantuotai grįši tik 9 ryto. Jo, dar kebabą kažkur pakeliu įsišausė. Kebabį. Kebabėlė. Tai va, tai esmė ta, kad visai skiriasi pas mus ta tūsinamų kultūra. Mes, kaip esam jauni, mes einam dažnai ir sėdėm ilgai. Ir po to baigiam ant 2-5 maždaug. Aš pagal save, pagal aplinkinius, maždaug jau po to atsibosta, būni atsibūvęs. Grinai. Būni atsibūvęs ir kažkaip viskas nebereikia. Realiai, jo, net mano, pavyzdžiui, atveju, tai aš dar anksčiau baigiau, nes, realiai aš jaučiu vien dėl to, nes pats pradirbau tose baruose ir naktiniuose klubuose, tai man jau iki čia stovi, realiai viskas jau, visi tie bairiai. Jo, bet kartais, kai pažiūriu, ne visiems tai galioja, kartais, kai pažiūriu Dežaveko nuotraukas, yra ten tie 19-iniai ir po to dėdės kokie stovi kempingių. Raudonais veidais, žinai. Mane fotkina! Nutrauk vieną! Krinžiniai dėdės tai jo. Kur, mergaitė. Nori kubalį, bre. Aš prisimenu tos vaizdus. Aš dabar dar prisiminiau dar tą šokį. O Jėzau. Jo. Geri laikai. Smagu buvo. Atsimeni, kaip ant baro šokom. O tai... Smagu buvo. Su dainikė. Aš atsimenu, kai man apendiksą išoperavo. Ir aš... Nuo baro iki apendikso nuėjom. Ne, tai aš norėjau sakyti, kad man mėnesį laiko sakė jokio fizinio krūvio. Bet aš šokimo ant baro neskaičiau kaip fizinio krūvio. Tai po 2... Ten užlipti reikėjo. Tai aš po 2 savaičių Dežaveke ant baro stovėjau. Atsimenu. Tai va toks dalykėlis. Ir dar buvo daina šitam, o Jėzu, kaip iškrito, lietuviška. Į 8 kambarį, man atrodos. Nežinau nieko. Ta dugne ežero. Nežinau nieko. Dainavom dar, atsimenu, tam mažoji salė. Nežinau nieko. O Jėzu. Geri laikai. Ir kartu prie klubasikų norėjau dar anonsuoti vieną momentą, kas yra su visais viešais stūlikais. Ir čia
Tiesiog, čia net nebūtinai festų tojų paimk. Paimk, nežinau, Akropolio tūliką, paimk Statoilo tūliką, paimk Klubasiko tūliką. Kodėl jie visą laiką yra aptriesti? Kodėl? Ta prasme, žiūrėk, aš suprantu, kad kai yra purvinas jisai, nutriestas, bet tu baisiai nori ant antroid, tu ten kažkaip bandai, žinai, pritūpęs, išsituštin. Bet kažkas yra tas pirmas, kuris ant švaraus ateina vis tiek. Kur pavalytojas ką tik. Vis tiek, taip. Taip. Tai kokiu būdu? Man tai, žinai, kas būna žiauriausia. Kai aš esu matęs tokį ateini, nu, ta prasme, gerai, tūlikas, nu, dar kažką, nutriestas, nu, tai gali nusivalyti, žinai. Bet ateini ir tau ant žemės mėtos tualetinio popieriaus apšikto. Nu ką? Kodėl? Nepataikė. Tai yra šiukšliadėžė. Nu. Į tūliką įmes kaip domas. Nuleis tą vandenį. Kas yra? Ta prasme, toks vaikas, kad minas lepia, žinai. Įeis, pagaus. Ir užeisiu po 2 valandų, žiūrėsiu, ar rasiu tą patį šikpopierį ar ne. O esi kada nors nuėjęs, žiauriai, užspaudė yra, nuvarėjai viešą tūliką, atsisėdai, jau daryt, pradėjai ir žiūri, kad nėra popieriaus. Yra pakliuvę? Yra. Ką darėjai? Yra buvę. Laukiai, kol visi išeis, tada nuėjai prie kriauklės, šliuk, žinai. Ne, esmė tokia, kad aš net negalėjau ten laukti, ar išeis ar neišeis, nes ten pastoviai ėjo. Okay. Ir aš atsimenu variantą padariau. Koinę? Aukojai. Aukojau abidvi aukojau. Žinai, koks dar variantas būna? Palauk, tai šikpopieris tai ant žemės dar gerai, bet žmogus įeina, mato koinės apšiktas. Žinai, koks dar yra variantas? Yra koinė, yra variantas. Taip. Yra triusikai dar variantas. Taip. Bet dar yra variantas. Maikė? Ne, kur tu gali raustis po šiukšliadėžę ir ieškoti švariausią. Oi ne, aš geriau Maikė aukosiu, bet aš to nedarysiu. Gali švariausią susiras popierių. Ta dugne, kur labiausiai jau seniausias, sudžiuvę, žinai. Kur jau jo, žinai, išsivedinės. Kur jau šitą, jau kaip šveitimo popierių, žinai, jau pasiemi, jau kai su kaladė. Su šitą, kai su špakliuotė jau, žinai, gali imti. Nugriebt. Pajezus, Marija, fui. Bet grįžtant atgal prie to, kad jisai būna nutriestas. Aš dar suprantu Klubasikose. Nes žmogus girtas, jis galėjo, tiesiog jam gavosi taip. Nu kaip dieną Akropolį tu nutriesi, ten tiesiog kraštus visus. Aš nežinau. Arba kaip tada namie jų tūlikas atrodo. Oi. Tų žmonių. O čia tai dar blogiau. Nes man insane yra. Tiesiog ten, kai myžant apmyšti kraštai, dar, žinai. Nutriesta viską. Kokiu būdu? Žmonės, aš tai įsivaizduoju tokį vaizdą. Ateina žmogus ir žinai, kai nenori, pavyzdžiui, va. Bakterofobas ten tas? Arba bakterofobas, arba tiesiog būna tūlikas visas nutriestas ir jisai nenori valyti, žinai. Kažkuris būna švarus pačiam pirmam žmogui, kuris nutriečia. Tai jisai asilas. Man atrodo, kad tos pačius valytojus nueina į nutriečia iš karto. Iš karto nutriečia, kad būtų ramu. Kad žinotų, kieno valo. Taip. Ir toks vaizdas, kad ateina, žinai, kur neprisiliečia, laikosi į sienas, žinai, tas Spider-Manas prisikibęs ir, žinai, ore laiko, kaip ant, pavyzdžiui, ant šito grindinio tūliko, šiktum, žinai. Ir laikosi į sienas ir varo. Ir kur pataikys, ten bus. Ok. Gerai, aš per to įsivaizduotų, nuėjau, tai aš suku temą į kitą pusę. Bet palauk, paskutinis klausimas. Kokiu būdu yra ant lubų apšikta? Esi matęs? Taip. Nesu matęs, tai nežinau. Man toks, bet, aišku, fiziškai, neįmanoma ant lubų prišikta, prasme, ką tu ant kojo atsistosi, ten ant viršaus ir šikną pridėsi prie lubų ir šiksi, kad priliptų. Žinai, čia mano tokia, žinai, mąstysi. Tai aš įsivaizduoju, kad žmogus turėjo paimti į ranką ir mest. Ir kad... Bodoškė. Taip, nes atrodo, bet ten gali nutikšti atgal. Bet taip tai ir atrodo, kad ten ištiškia viskas, supranti. Aš esu matęs, ta prasme, viešam tūlik, ne taitoj. Ta blogiau, aš buvau taitoj. Ne, čia buvo kita miestė, nesakysiu net kuriam. Vilniui. Nes ne... Tik Vilniui tokia. Nevažiuok į Akropolį. Ko lauksiu. Tai, įsivaizduoju, ta prasme, lubos. Buch. Toks, kai atrodo blinas išsitaškęs.
Nu kaip? Kodėl žmonės? Neįsivaizduoju. Ten toks viskas, Maibachas buvo nuvažiavęs. Ką? Galimai. Gerai. Gerai, kreipiam temą, nes jau čia Dar vieną nesąmonė. klausimą, ką turiu. Nugi. Visą laiką yra problema, kurią gal kartu dabar draugiškai įspręs. Tu esi svečiuose. Aha. Ir toks jau norėtum kaip ir namo, žinai, važiuoti. Bet tu tas pirmas, žinai, kur dar nieks neišvažiavo į svečių. Ai. Kaip išvažiuoti, žinai? Čia tas, kur pradedantysis, žinai. Nes kaip ir visų pirma nepatogu atsistoti ir išeiti. Nepatogu, žinai, sakyti, lemą gal jau varom, nes tu pirmas dar ypatingai, žinai, jau kokiam gimtadienį esi ar dar kažką. Jo. Ir laukti kaip ir nebegalėjo. Nu ir toks, žinai, ir žinai, kad jeigu tu sakysi, tai gal jau varom, tai sakys tau, tai gal ar vatos, tai dar kažką, žinai, gal dar pabūk gal. Ir būna, ir tada visi tave puola, kad neišvažiuotum dar, žinai. Nu. O tik tais dar sutik, kad neišvažiuosi, nu gerai, pabūsim dar valandėlę. Ir tada jau sekantis, jau pirmas išeina tiesiog. Na. Nu ką, tas, kuris labiausiai reikia, žinai. Jo, tai kaip tą dalyką padaryti, nes Nu, blin, esu čia stebėjęs sunkus. ne vieną situaciją, tie, kas turi vaikų, paprasčiausiai, jeigu be vaikų atvažiuoja. Ne, tai čia easy. Čia mum auklėjau, turi išvaryti, čia dar kažką, žinai. Jo, belenką galiu pasakyti. Turim išeiti. Blogai jaučiasi kosėje temperatūra, nesvarbu. Varom. Bet, o kitais atvejais, Nu, žinai, kaip padaryti tą išėjimą? pirmas atmazas tai yra... Pabėgimo kambarys. Pirmas atmazas tai, žinai, rytoj darbą. Jo, Ten dar jeigu kažką- nėra arba darbo, rytoj ryte tai dažniausiai planų. penktadienis, šeštadienis. Nu gerai, bet tai būna, ten gali sakyti kažkokių, žinai, planų turi iš ryto suplanavęs, bet, nu, čia šitos toksai, žinai, biški bullshit, žinai, tai... Nu, blin, labai sunku, nes... sunku atsakyti, nes aš toks nebūnu, tas pirmas, niekada. Aš dažniausiai tai pas tave, jeigu būnam arba kažkas kartu, tai dažniausiai paskutinis išvažiuoju, tai bet aš sakyt, nu, aišku, čia toksai, žinai, čia turi tiesiog paimti, atsistoti ir išeiti, žinai. Nu, dabar mes sakyti, viso, mes išvarom viso gero, žinai. Pykstant tavęs, kryžiaus. Nu, čia toks, žinai. Čia, manau, priklauso nuo to, ar ten tavęs supyks, kad tu pirmas išvažiuoji, ar ne, tai nuo to, koks tu buvai baliaus eigoj. Aš sakyčiau. Tipo nuobodžiam būti visą vakarą. Jeigu tu būsi nuobodus visą vakarą, tai aš manau, kad niekas nesupyks. Tai čia turi iš anksto apgalvoti jau tada išvažiavimą iš Bet anksto. iš kitos pusės, jeigu tu būsi irgi per daug linksmas, tai irgi, manau, niekas nesupyks. Pavyzdžiui, jeigu tu iš savo baliaus išvažiuotum, tai tikrai niekas nesupyktų. Tikrai. Bet, nu, čia sunkus variantas. Manau, nu, realiai jo, nu, ta prasme, tu turi baliaus eigoj. Sakyčiau, jeigu tu atidavėjai viską, kad tas balius būtų gerai, žinai, iš savo pusės, tai ir sakai, viso, jau pavargom, čia dar kažką, žinai, ir jau norim važiuoti, ten miegoti ar dar kažką, tai aš manau, kad niekas nesupyks. Žinai, jeigu tu atidavėjai ten 100% save, žinai, per tą balių, bet jeigu tu ten, žinai, taip, tai ten pabuvai, tai ten va palinksminai, tai ten vėl, žinai, tai tada, nu, come on, seniai, nu, tai jeigu yra balius, tai dalyvaujam, žinai, ir jeigu sudalyvauji taip normaliai, tai niekas ir nesupyks. Man tai iš viso overall kyla klausimas, nes dažniausiai, kodėl anksti išvaro, nu jo, ten atmetam, kad yra reikalų kitą dieną arba kad yra vaikai. Tiesiog žmonės nori miego. Nu, tiesiog. Nes būna kažkokią tai vėlesnę valandą ir tiesiog neaišku, ką tą dieną veikia, gal savaitė sunki buvo, žinai, gal tiesiog neišsimiegojo visą savaitę ir taip toliau. Kodėl baliuje, kai tu ateini į balių, yra nelegalu norėti miego? Kodėl šitas neveikia, žinai, kaip atmaskė? Jo. Net neatmaskė, tu tiesiog nori miego ir nori tiesiog varyti miegoti. Taip. Kodėl tai yra Kai nelegalu? tavo režimas, žinai, kokią 9 valandą eit miegoti, o tu 9 valandą tik balį pradėjai. Nu, kodėl tai yra nelegalu tiesiog? Aš nežinau, bet čia toks, nu, bet čia, aš sakyčiau, jeigu tu susitarėjai, sutikai važiuoti į balių, tu nusiteik, kad tu jau nemiegosi. Tiesiog, tu Bet ne nusiteik. visai gaunasi. Nu, Tai taip, ir geriau veidų į mišrainę, ar geriau namo važiuoti. Na, aišku, kad geriau važiuoti namo ir o ten tiesiog negulėti ir nemiegoti, žinai, ten prie stalo. Nu, faktas, žinai, nu tai, manau, kad, žinai, kai tarp mūsų baliuose, tai visi mes esam supratingi, žinai. Jo. Tik ne tu, kai tu girtas būna. Bet, nes Aš nebūnu girtas. Neina su tavim susikalbėti. Nebūnu girtas. Ai, grinai, būni nealkoholinį atsigėręs. Tai mes esam supratingi. Bet tėva, pavyzdžiui, žinai, kur marozų plotai, tai ten gali dar ir gauti į snukį. Tai ne, tai ten nereikia varyti. Bet čia aš
dažniausiai adresuoju į vyresnius žmonės, čia kažkaip iš jų, iš seniau yra išlikę. Nu jo, Toks jo, patraukimas. čia tas tėvų, žinai, tas toksai... Toks vaizdas, kad tėvų išeisi ir... Viskas, tavęs nepavakvies daugiau. Ne, kad atsitiks kas nors, žinai, kad už tai, kad per anksti išeisi. Bet čia toksai, manyčiau, nu, turi, sakau, atiduot 100% savęs baliui, kad tave išleistų, žinai, ir sakytų, viskas gerai, pabaliavosim dar kartą taip pat. Bet su mano 100%, jeigu aš atduočiau, tai man tiesiog išmestų anksčiau. Tave patį pirmą. All right, gerai. Man atrodo, kad čia šiandien užteks. Jo, Įdomu, kaip Žalgiriukų sekasi. neįsispoilink. Nu, ir šiandien, ir kaip ketvirtąjį paleisim laidą vėl šitą 2 savaitę. Tai mums kaip tik abi 2 dienas, tai aš ketvirtąjį turėsiu anksti sumontuoti. Tai va, ačiū, mėlyjeji, kad klausėt, ačiū tiem 27 žmonėm. Kurie gyvai klauso online Maladės, per internetą. šaunuoliai. Jo, Ir dar kartą pasikartosiu, ką pradžiai sakei, like, subscribe, share, tas, kad žiūrėsit ketvirtadienį. Ačiū Jums už palaikymą, ačiū, kad žiūrit. ir Malonu. gali dar susirasti visus kitus socialinius tinklus, Begis ir Belis. Yep. Visur. Nu, ir aš jums kaip tradiciškai turiu paruošęs dainą, bet ir Begičias yra paruošęs O. dainą. Ta dainuot. Nu, varyk, ką tu nori. Nu, davai. Krekždutės, krekždutės. Dangaus gyvo žirklis. Atkirpki ir man gabalėlį dangaus. Dangaus.